Kamanės. Tai balsas mamoms, moterims ir visoms, kurios bando suspėti. Sveiki atvykę į Kamanės. Čia atviri pokalbiai apie santykius, karjerą, mamystę ir tą amžiną multitaskingą, kuris mus lydi ir dėja lydės amžinai. Aš esu Aurėja, gydytoja akušerė ginekologė, Instagram paskyros Žemiau bambos bendra įkūrėja, o čia ta gražioji mano draugė Greta, teisininkė, garsiausia Lietuvos motinystės išmokų ekspertė ir su ja kiekvieną mėnesį, o gal net savaitę priklausomai nuo, nežinau, matosi, pilvukas, galimybių dalinsimės įvairiais patarimais, sveikatos įžvalgomis ir tuo tikru gyvenimu už Instagramo ribų. Stengsimės kalbėti lengvai, paprastai, su trupučiu humoro, kad būtų lengviau klausyti. Tai kodėl Kamanės? Nes mes, moteris, draugės, mamos, dūzgiam ir dirbam kiekvieną dieną, o čia ir susitiksime tam, kad pakalbėtume, kuo moteris. Tai tikim, kad iš naujo, gerai, aš pasakysiu. Atsiprašau labai, kad taip sugadinau. Mes vis tiek neiškirpsim, tai tu. Iškirpsiu, kai jau geras apmokės. Greta, žinau, papildomai kirpimai kainuoja, tai nekirpsim. Tai kodėl Kamanės? Nes mes, moteris, mamos, draugės, sesės, kaip Kamanės, rūpinamės viskuom. Vaikais, šeima, darbais, karjeromis, bendruomenėmis. Ir tikime, kad tą patį daro ir mūsų klausytojos, tad mes čia susirinksime pakalbėti apie tai, kuo gyvena moteris, bet galbūt ne kasdieną drįsta apie tai pakalbėti garsiai. Taip. Ir šiandienos mūsų svečias, taip pat gražioji, Erika, kitaip žinoma kaip mamitologija. Erika yra vaikų ligų gydytoja ir neonatologė. Savo Instagram paskyroje mamitologija dalinasi savo žiniomis ir patarimais apie vaikų sveikatą labai paprastai, aiškiai, žmogiškai, su trupučiu humoro, kiek įmanoma toj temai. Taip pat, fun fact apie Eriką. Erika dievina šiaurės pašvaistės, galėtų būti jų ambasadorė, nežinau, ir daryti labai organiškas reklamas. Taip pat Erika visada labai drąsiai lenda į eketės. Ne visada, bet dažnai. Per Instagram atrodo, kad visada. Ir širdyje yra tikra Norvegija. Taip pat Erika yra parašius knygą Puoduko reikalai ir yra 3 vaikučių mama. Taigi šiandien ją pakamantinėsime, ar ji iš tikrųjų yra tokia super moteris, super mama, super gydytoja, nežinau, gal ir super žmona, kiek tu čia mums patviriausi. Nu, taip, kuom gyvena žmogus, ar ne, kuris yra labai protingas, turintis nuostabią karjerą, didelę šeimą, mėgstantis keliauti ir dar pomėgių visokių turi, tai Erika turėsi papasakoti. Taip, bet gal jos gyvenimas iš tikrųjų kaip mūsų, toks ir paprastas, ir būna chaotiškas, ir pavargęs. Negali būti. Aš galiu taupydama laiką pasakyti, kad nesuper nieko. Tai gerai, tada nebefilmuojam, nebeįrašinėjam. Tai Erika, kadangi aš jau tikrai labai tikrus faktus apie tave pasakiau, kaip tu paprastai save, tarkim, jeigu reikėtų save pristatyti 3 žodžiais, kokie jie būtų? Turbūt, jeigu tai turėtų atspindėti, ką veikiu dabar, tai būtų skaitytoja, rašytoja ir augintoja. Nes tikrai nuolatos kažką auginu per savo gyvenimą, tai vaikus. Dabar, pavyzdžiui, raumenis pradėjau auginti. Labai daug skaitau visą laiką, kiek save prisimenu ir rašau. Ta prasme, kai eidavau į darbą, rašydavau daug stacionaro epikrizių siuntimų ir panašiai, o šiaip visą laiką rašau Instagramo įrašus, knygą parašiau ir dar noriu porą parašyti. Tai turbūt tokie būtų labiausiai. O vyrui kokį meilės laišką parašai dar? Nes kiek žinau, jūs daug metų kartu, bet ar žinutė kokią? Mes meilės laiškų vienas kitam niekada nerašėm. Kažkaip pasikalbam. Bet svarbu, kad pasikalbat. Tai prie vyro ir santykių tikrai sugrįšim. Turim pilną klausimų sugalvoję tau. Bet pirmas klausimas būtų, ar yra kažkoks klausimas, kurį dažnai užduodi savo gyvenime, kurį, nežinau, kas kelis metus ar kas kelias savaitės vis iškyla, kad ar yra kažkoks klausimas? Aš labai dažnai savęs paklausiu, Erika, kaip tu jautiesi ir ko tu dabar nori?
Nes tikrai labai lengva yra tarp visų tų atsakomybių tiesiog užsisukti ir galvoti, ko reikia tam vaikui, ko reikia anam vaikui, ko reikia mano mamai, ko reikia mano sesiai, ko reikia mano vyrui. Ir tikrai būna kitą kartą, kad jauti, kad nespėji pagalvoti paprasčiausiai apie save ir apie savo poreikius. Tai, ir ką darai tuo metu? Tiesiog sustoju ir įsiklausau į save. Ir tikrai būna, kad atšaukiu netgi kažkokius, sakykime, net nežinau, kaip pasakyti, ta prasme renginių, tai neatšaukiu ten podcastų, pavyzdžiui. Ribą nubrėži. Jo, bet brėžiu ribą, arba tarkim, labai dažnai suprantu, kad man reikia pabūti daugiau gamtoje, nes aš per daug laiko praleidau čia visur būnant, ypač tai būdavo, kai dirbdavau. Štisai ligoninėje, tai man reikia į gamtą. Ir tą tiesiog pasakau savo vyrui, kad važiuojam kur nors. Jis kartais sako, nevažiuosiu, neturiu laiko. Gerai, važiuosiu viena. Tai tiesiog tokį klausimą tikrai... O ir išvažiuoji viena, ar po to vis tiek jau važiuoji kartu? Ne, išvažiuoju viena, ta prasme nebūtinai ten išvažiuoti, 2 dienom, tai užtenka kelių valandų kartais. Mano vyras išvažiuoja savaitgalį kartais į spa vienas. Mano draugiam tai keistai skamba, bet jam reikia tokio laiko kartu arba visokias, kitokias psichologinės stovyklėlės, kaip aš vadinu šantis stovyklėlės, ir aš ir net klausiu draugės, kaip tu jį išleidi. Čia net nėra klausimo apie leidimą. Koks jisai grįžta, man atperka tas 2 dienas ar 3 dienas atskirai, tai prisipildęs meilės, vėl švelnumo, energijos visai šeimai. Tai... Bet čia gal dar tas momentas, kad turi turbūt pasitikėti, ar ne, antrą pusę, nes ar tu pasitikėsi ar ne, bus taip, kaip bus. Ką tu gali pakeisti, toks neišleidimas? Miške, Erika, nežinau, kokį ten... Aš uždraudimus... Urėdą nebent sutiktų. Netkirti. Gal irgi kokį pavargusį vyrą, kuris, nežinau, dirba sunku protinį darbą ir atvyksta į gamtą tenais pakvepuoti, pasivaikščioti. Bet šitas poreikis laikas savo atsirado vis tiek su metais. Nes labai brandžiai tas nuskambėjo tavo toks poreikis, kad pabūt vienai. Tai aš, kadangi mama tapau 21, tai čia tokie kai vaikai prisidaro vaikų. Kai vaikai prisidaro vaikų. O atsiprašau, legalu 21 šiais laikais? Šiais laikais ne. Nes kai buvau paauglė, aš tikrai labai daug laiko leisdavau viena. Aš labai dažnai būdavau tiesiog tas vaikas, paauglys, kur man patinka vienai pabūti. Aš žinau, kaip tą suprantu. Jo. Sako mano vyras, kad aš esu labai keista dėl to, sako, kažkas man negerai, bet jisai nesupranta to gėrio. Tu gali gerai praleisti laiką, ar ne, vienas. Jo. Kad ir kaip tai beskambėtų, bet tikrai. Ne, skamba gerai. Suprantu tave. Taip, ta prasme, tie metai eina, ar ne, vaikų buvo 1, tada 2, tada 3, ta prasme, įvairios atsakomybės, kai esi suaugęs žmogus, vis tiek jos tikrai slegia, kaip bebūtų, kartais atrodo, kad labai trūksta paroje laiko, aš manau, ir jums taip yra, ar ne, kad atrodo, rytoj tai padarysiu daug ir vėl vakaras, ir tame labai lengva užsisukti ir nerasti laiko savo. Nes, tarkim, aš atsimenu, kažkada buvau vienam podcast'e apie knygų skaitimą ir aš kaip pasakiau, kad aš susiplanuoju į savo dienotvarkę knygos skaitimą. Sako, kaip taip galima? Čia turi būti kažkoks spontaniškas. Ne, nes jeigu aš žinau, kad man reikia paskaityti knygą, tai aš tiesiog taip pat suplanuosiu, kad aš turėčiau laiko. Tai tu į kalendorius įrašai, kad tuo metu Erika skaitys knygą? Aš kalendorius nesivedu, bet aš tiesiog turiu tokį savo mintyse planą, ką aš jam būtinai turiu padaryti. Aš noriu tau paantrinti, nes irgi čia gal šiais metais pradėjau šitą dalyką daryti, kad kokiam gyvenamės krizių pasaulyje, kad aš savo kalendoriui pasižymiu poilsis. Kad nuo tada ir tada, ar ten kažkokią malonę veiklą, ar masažą nueisiu, ar viena pabūsiu, ar filmą, bet aš turiu pasižymėti savo dienotvarkę poilsį. Nes jeigu aš nepasižymiu, tikrai jo nebus. Ir visi savaitgalį bus suplanuoti, ten draugais, veiklom, darbais, kažkuo, bet tiesiog pasižymiu poilsis. Bet gerai, kad tu jauti, kad tau, pavyzdžiui, tam savaitgaliu jau poilsio reikia, žinai, nes kartais, kai būna veikla veja, dar vyras kokių pasiūlymų atveža, ar ne, draugai paskambina, tu gali labai lengvai ignoruoti, o gal tau jau visą savaitę jautėsi, kad, poilsis yra neišvengiamas, žinai, tas dalykas, ko tau dabar labai reikia. Taip, tai Erika, tu čia labai jau kaip randi tikrai, ir gydytoja, ir mama, ir žmona, sakai. O ką tu patartum savo prieš, 10-15 metų tai jaunesniai Erikai, kuri tikrai dar neturėjo tokių minčių, ar buvo koks patarimas, ar dėl ko gailiesi? Kad gailiuosi, tai manau, kad labiausiai gailiuosi nebent to, ko dar nepadariau, kad kažką padariau blogo, tai nėra. O ko, pavyzdžiui, ko nepadarei?
Pavyzdžiui, kad neišvažiavau ilgesniam laikui į užsienį, kai buvau jaunesnė, nes dabar kuo yra daugiau vaikų, tuo yra sunkiau išvažiuoti, pagyventi į kitą šalį, nes tada tu esi atsakinga ne tik už save, bet ir už kitų laimę. Ir o jeigu ten jiems nepatiks, jeigu bus negerai. Tai tiesiog, kad per mažai drąsiai kažkur eidavau, nerdavau, kad labai savim abejodavau, tai savo gal ir paraščiau tokį laišką, tai jaunesnė Erikai, jeigu tai būtų galima, kad mažiau klausyk, ką sako kiti, nes vis tiek dauguma žmonių vis tiek galvoja apie save, nesusireikšmink, negalvo, kad čia kažkam labai įdomu, ką tu darai. Taip, galbūt kažkam įdomu, bet tikrai kiekvienas gyvena savo gyvenimą ir tu daryk taip, kaip tau atrodo geriausia, tai tokį padrasnimą tiesiog. O kur tu užsienį esi Erasmus kur nors važiavus, ar dirbti, ar praktiką? Tai aš buvau stažuotėje į Norvegiją. Kiek laiko? 3 savaitės. Labai trumpai. Labai trumpai. Patiko ir viskas nuo to laiko, tu esi Norvegija, taip? Ne, truputį prieš tai labai ten traukia į tą šalį. Atsiprašau, kad pertrauksiu. Bet tu mokiniesi norvegų kalbą? Mokausi. Ir tu moki norvegų kalbą. Gal gali truputį pasikalbėti norvegiškai? Aš pasijuoksiu, ar tai? Ja, vi kan gjøre det. Aš tik tai vieną. Jeg heter Greta. Aš tik vieną žinau sakinį, bet gal nežinau. Jei būri į Kaunas? Ja. Į Litaują? Ja, Sane. Ja, Sane. Čia subtitrus Mariu uždėsim gerai lietuviškai vertimą. Bet tu norvegų kalbą pradėjai mokintis prieš stažuotę? Aha, prieš stažuotę, nes... Jau mokys, nes žinoj, kad 3 savaitės būsi. Na ir tiesiog... Taip. Aha. Bet tai buvo per mažai truputį, nes aš išvykau birželį, o pradėjau mokytis vasarį. Faktas. Tai tikrai yra per mažai ir atrodė, kad jau taip nemažai suprantu, bet irgi tai būdavo, kad jau nueini į ligoninę ir pradėti kalbėti su žmonėm ir supranti, kad ten jie turi savo akcentą, ypač Stavangerį, jie turi tą savo kitokį akcentą, ne bukmalų, bet kažkokį kitokį. Ir... Nu, kaip ir mes Lietuvoje turim iš tikro akcentus, ar ne? Tai ten irgi, kai šalis didelė labai pasiskirsto, kai dar ausis neimli, tai, dar pratinasi tam. Tai gali būti labai. Tai tikrai buvo labai toks šokas, kad, o Dieve, aš tik 40% suprantu, ką jie kalba, nes jie murma savo panosim. Ir grįžusi, toliau tau kalbą truputį mokusi, bet tai, dabar jau nesimokau su mokytoja, dabar tiesiog karts nuo karto. O kokią mokytoją rekomenduotum dabar tiesiog intarpas, nes pati dabar nusprendžiau, kad noriu pasimokyti, internete ieškau ir galvoju, gal aš norėčiau, kad būtų norvegas mokytas, tai radau kažkokias aplikacijas, kur nuotoliu susijungi, ta prasme, bet, kur mokaisi? Aš mokiausi pas Gabiją Grendaitę, bet ji pagimdė vaiką tą pačią dieną kaip aš. Tai mes, žodžiu, dabar abidvi auginam vaikus ir kol kas ji dabar nemoko. Bet galėtumėt susitikti pavėžinti. Vežimuką pastumti. Ne, Kaune gyvena. Aš tikiuosi, kad Gabija nesupyks, kad aš čia pasakoju apie ją, bet tikrai labai nuostabi mokytoja, šiaip labai šiltas, fainas žmogus, tai tikiuosi, kad dar sugrįšiu dar pas ją mokytis. O kaip, bet lengva mokytis tą norvegų kalbą? Šiaip. Tai, žinai, kai kalbi su žmogumi, kuris išklauso tave, perklausė, pakartoja, tai atrodo, kad lengva, bet iš tikrųjų tai... Nes aš Erasmus Italijoje buvau ir netgi tiek gerai mokiau kalbą, kad reikėjo egzaminus laikyti itališkai, kad susikalbėjau ne tik tai ten bare ar mieste paflirtuoti, bet ir egzaminus laikyti. Ir dabar... Aišku, kai nenaudoji tos kalbos, pamiršti, tik tai ten ciao bella, come stai ir panašiai. Ir buvau pradėjus ispanų kalbą mokytis ir man taip nelimpa, atrodo visi sako labai panašios ispanų ir italų kalbos, bet tiesiog per jėgą tos žodžius mokiniesi. O kai buvai rudenį Italijoje su šeima, tu eini tada į kavinės ir viską sakinėjai italų kalbą? Italų, aišku, viską, bet matai, gerai šaunuolė. Basic. Ne, bet vis tiek gerai, nes aš kai turėjau didesnę pertrauką, kai Norvegijai nebuvau, tai man buvo truputėlį nejauku, bet po to, kai nuskridau ir tada, kada čia prieš metus ar kiek laiko su visa šeima, irgi skridom tai kavą užsakyti ten oro uoste, kažko paklausgau, reikia būtinai norvegiškai, žinai, ir mane taip žiūri, Ugnius, tai kalbėk angliškai, mes nesuprantam, ką tu čia prašai, sakau, viskas gerai, bet supranti, reikia labai, net ir tokiem paprastiem dalykam, jeigu tos kalbos nevartoji kasdieną, labai, man tai toks iššūkis pasidaro, nežinau, širdelė suspurda. Tai vis daugiau atostogų planuotis. Taip, į Norvegiją. O šiaip planuojat gyvenimą Lietuvoje, ar yra svajonė kažkur ateiti ir Norvegijai pagyventi? Aš tai turiu svajonių daug,
Ne, iš tikrųjų neturim konkrečių kažkokių planų, dabar mes gyvenam Lietuvoje, o kaip kažkada bus, tai pamatysim. Aišku. Nes kaip tu sakai, kad jaunystė atgailiesi, kad ilgiau užsienio, aš irgi gailiuosi, kad tik pusę metų Erasmus, ne metai, kad į tą work and travel buvo, kad visi važiuoja, neišvažiavau, nes kažkodėl vasarą, tarkim, dirbau Nidoje Invino. Ir šito dalyko gailiesi, bet dabar galvoju, jau būtų per sunku, jaučiuosi, žinau, kad nesena, bet per sena pradėti gyvenimą užsienį, kai anksčiau reikėjo ir kultūros, renginių, draugų, to socialinio gyvenimo, dabar vis tiek yra šeimos gyvenimas, tai tiesiog, kad žymiai sunkiau atrodo būtų pradėti. Bet aš vis tiek ryščiausi, man pabandyti. Aš žinok, irgi ryščiausi. Važiuojam kartu. Aš į Norvegiją. Aš žinokit, šią vasarą, Liepos mėnesį planuoju į Norvegiją. Mačiau su kemperiu. Ir jūsų ten daug visai, ar ne? Mūsų didelė. Ir šiaip galit jungtis. Gerai. Visi draugai, žimtai. Man Liepa, tai man vasara yra apie Lietuvą. Aš nežinau, man turbūt vienintelis laikas metuose, kai man nėra bėdos kažkur nevažiuoti į užsienį, nes man taip norisi visur važiuoti Lietuvoje. Tai nežinau, ar prisijungsiu, nes noriu būti pajūrį, kiek įmanoma. Taip, mes irgi visos vasaros, nuostabi ta Lietuva, graži, visos vasaros Nidai, Liepa ir rugpjūtė, bet į Norvegiją keliauti su mažais vaikais, iš viso dar bus čia 4 mėnesių tik tai kūdikėlės, tai tik tai vasara, nes dėl orų. Ir tai šalta bus. Ir tai žiūrint, kur važiuosit. Bet tai tu su Erika būtinai turėsi pasikalbėti, nes Erika jau su Leliuku keliavo su kemperiu, ar ne, kiek jūs laiko keliavo? 3 savaitės. 3 savaitės. Ir kaip apibūdintum tą kelionę? Aš suprantu, kad buvo daug reikalų, rūpesčių, šiaip 3 vaikai, dar Leliukas, bet... Vyras, nepamirškim, bet ar verta, ar rekomenduotum kitiem, ar sakytum gal taip? Taip, tai buvo žymiai geriau, negu aš tikėjausi. Aš labai daug baimių turėjau, bet buvo labai gerai. Ir kokių baimių turėjai, gali papasakoti? Tai aišku, didžiausias baimės, kad susirgs kūdikis, nes jai tada buvo 3 mėnesiai, kai mes keliavom. Tada labai bijau, kaip bus toje automobilinėje kėdutėje, ar jinai sėdės, ar nesėdės, ar mes daug važiuosim, ar nedaug važiuosim, kad nepataikysim su aprangom, su oru ir ten visokių kitokių baimių, bet iš tikrųjų viskas buvo tiesiog tobula. Mes labai norim vėl ir turbūt vėl važiuosim. Ir iš tikrųjų skambėjo labai beprotiškai, kad mes norim nuvažiuoti iki Lofotenų, bet nuvažiavom ir ten pabuvom savaitę laiko beveik. Labai neapdovanojo mūsų orais, nepavyko pakopti į kalnus tiek, kiek norėjom, bet vis tiek mes labai daug pamatėm ir tai buvo tokia nuostabi kelionė ir dar mes, kad ją labiau pasisunkintumėm, mes nusprendėm savo vaikams, kuriems tuo metu buvo jau 12 ir 6 metai, vyresniems berniukams neduoti ekranų iš viso, per visą kelionę. Tai pirmas dienas, šiaip jie nėra, kad daug ekranų. Kaip jie sutiko vykti, ar jie nežinojo šito dalyko? Jie žinojo, bet jie labai norėjo tiesiog su kemperiu važiuoti ir tikrai... Nebuvo jiem, kad, tempėsi dabar. Kaip smagu. Ne. Jie labai norėjo važiuoti, jiems buvo ten viskas labai labai įdomu ir, žodžiu, buvo tikrai sunku, nes jie pirmą maždaug kokias 4-5 dienas bandė savo ribas, ten maksimaliai, kad galvoja, gal jeigu mes labai stipriai užknisim tėvus, tai gal jie duos visgi kokį bent filmą pažiūrėti ar kažką. Dažnai veikia. Jo, bet kai vyko tas lūžis, tai buvo tiesiog nuostabu. Labai labai faina buvo. Labai, labai iš tikrųjų smagi tokia patirtis ir sakyčiau, kodėl dabar mes tave pasikvietėm, tai iš esmės taip ir norisi pasakyti, kad turi 3 vaikus, nuostabią karjerą, daug keliaujat ir tokiom nepatogiom destinacijom, žinai, ne į Turkiją pagulėti savaitę laiko, bet ta prasme į tokias keliones, kur žmonės ir be vaikų nesiryžta, nebūtinai visi ryžtasi keliauti. Tai iš tiesų labai, labai smagu matyti jaunus, veiklius ir šeimyniškus žmonės, kurie turi ką papasakoti ir įdomu klausyti. Prie ko noriu prieiti, 21 susilaukė į pirmo vaiko, dabar jam jau 13 bus, ar 12, jam bus 13 rugpjūtį. Tai dabar man keli klausimai kyla ir aš jau nepykau, ir jie gal jau nuo tavo grafikėlio nušoksiu, nes čia apsipina keli dalykai. Tyliu, išeinu. Tai vienas, tai dar tu buvai studentė, tuo metu tai buvai studentė, gimsta vaikas, tau reikia dabar tapti jauna mama, baigti studijas, savo karjerą,
taip pat į priekį kažkaip tai svesti, ar ne? Taip. Ir tada nebijoti turėti dar vaikų, nes tas vienas vaikas nesugadino pasirodo visko. Nu, kaip vaikus žmogus, man tokių N klausimų kaupėsi, nes man pačiai atrodė, kada reikia tos vaikus gimdyti, ar dabar geriau dirbti ir kai jau viską pasidarai, ką nori pasiekti, tada gimdyti, bet tada gal jau ir amžius toksai pasidaro nebūtinai naudingas, ar tada suspėsi viską darant su vaikais. Nu, labai įdomi patirtis ir manau daug moterų apie tai galvoja ir dėl to gal vėlina iš tiesų kai kuriais atvejais šeimos pagausėjimą. Konkretus tikriausiai klausimas, kaip tau pavyko suderinti tą karjerą, santykius, šeimą? Taip, labai. Tai ne man pavyko, reikėtų sakyti, mums pavyko, nes tikrai be artimųjų pagalbos ir be vyro pagalbos, nu taip negalima sakyti, kad vyro pagalba, jis vis tiek augino savo vaiką, bet jisai darė viską, kad aš galėčiau grįžti į studijas, pats ėjo tų tėvystės atostogų ir, žodžiu, kadangi tai buvo tokios, na, tikrai dėkingas metas, nes būdavo tų paskaitų kelios per dieną ir net iš tikrųjų neprireikė mums maitinti vaiko kažkaip papildomai, jisai man atveždavo pamaitinti, pažindyti vaiką, tada būdavo taip, kad aš nusitraukiu pieną palieku, tai čia tie maitinimo dalykai, kur atrodė baisiausiai, bet jie tikrai buvo gana lengvai suvaldomi. Bet kas buvo tikrai žiauriai sunku, tai kai tavo visi grupiokai po egzo eina. Betonovkė, cementovkė, mes kursiokės buvom. Tai jos nebūdavo tose vakarėliuose. Nebūdavo. Bet ar praleido ką nors gero? Šiek tiek praleidau. Neatsakysiu, kad einu skaudu. Tai aš buvau betonovkė, nes man gimė Aras prieš 3 medicinos kursą, prieš pat 3 kursą. Tai, žodžiu, tikrai būdavo tas, kad atrodo, jeigu tu dabar galėtum sau leisti kažkur išeiti, bet šiaip to noro didelio ir nebuvo. Ir pasakysiu, ką labai išmokė iš tikrųjų tas vaiko turėjimas anksti, tai išmokė planuoti savo laiką, nes būdavo, tarkim, žinau, kad yra pietų miegas, tai viskas, aš dabar arba mokausi, arba aš, nu, tiesiog. Tai tu 2-3 metų jau buvai maksimaliai pažengus, ką kai kurie link 30 tik tai mokosi, kaip suvaldyti tą laiką, kad viskas spėtų. Nu, sakau, tiesiog nuostabu klausyti. Bet tikrai neturėjo pasirinkimo. Neturėjau pasirinkimo. Ir žinokit, nepraėjo be pasiekmių. Tai ta prasme, po to labai mano sveikata pakriko. Aš labai pradėjau visko sirgti. Ir tikrai buvo toks metas, kai atrodė, kad visiškai griūnu ir aš nežinau, kur čia, kaip suderinti viską. Bet sakau, labai daug padėjo artimieji. Ta prasme, buvo iki tokio lygio, kad pavyzdžiui, man sekančią dieną yra, tarkim, man rytoj yra anesteziologijos egzaminas. Mano vyrui būtinai reikia išeiti darbą, nes jis dirba pamaininį darbą. Ir mano tėvai išskridę yra ten į kelionę ir vaikų yra temperatūra 39. Ir mes tada važiuojam iš vakaro virš 100 kilometrų pasiimti močiutę iš kaimo, jo prosenelę, mano vaiko prosenelę, parsivežam ją, kad nei pabūtų su juo tas 2 valandas, kol aš neįsiu į egzą. Tai, žodžiu, tikrai buvo labai daug tokių momentų, kurie atrodo gali išprotėti, bet jie labai užaugino. Bet tu mini, kad turėjai pagalbą ir dėl to viskas pavyko, bet man kažkodėl norėjosi akcentuoti, kad pagalba tai buvo kaip pridėtinė vertė, ką tu turėjai, bet tu daugiausiai turėjai noro pabaigti mokslus, nes tu galėjai tiesiog mest ir sakyt, kad gal mokinsiesi vėliau, kai vaikas paaugs, išeis į darželį. Nu, galėjo būti N scenarijų, bet tu pasirinkai, nu, tą sunkiausią, kuris dažnai būna. Erika moksliukė buvo visą laiką Maksinai, dar tikriausiai kokių buvo 3 būrelių pirmininkė ir kokių 10 mokslinių straipsnių autorė. Ai, nu supratau. Taip. Dėl to mes ją pakvietėm kaip pirmą pašnekovę. Žinai, kad tu čia taip gerai, su temperatūra važiuot. Čia super studentė. Bet irgi tavęs klausau ir vis šnekė apie vyrą, apie tėvus, apie močiutę, kad ta pagalba, bet ne iš draugų, ne? Nes aš turiu pusseserę, kuri irgi mūsų kursiokė, kuri, nežinau, neatsimenu, 2 ar 3 kurse, Eglė linkėjimai, pasigimdė lėliuką ir aš visiškai neįsivaizdavau, kokios pagalbos reikia. Ir aš galvoju, kokia aš buvau bloga pusseserė ir kokia buvau bloga draugė, nes tik tada, kada pati pagimdai ir tu matai, kaip kai kurios tikrai draugės atitolsta, tos, kurios neturi vaikų ir nesupranta. Ir mes kažkada Instagrame savo Žemiau bambos vedėm tą temą, tai buvo ten šimtai komentarų, kiek nutrūksta draugysčių, kai viena draugė turi pirmagimį, kita neturi ir dar tikrai nežino, kaip padėti, ką pasakyti. Tai kaip tavo santykiai ar nebuvo, kad
draugių ratas labai sumažėjo. Tai apskritai tos draugės, žinai, labai pasikeičia, kai tu iš mokyklos išvažiuoji studijuoti, nes tada daugelis tų draugių, kurios buvo mokykla, jų nebelieka. Tai mano apskritai šiaip aš draugių, tokių kaip po draugių, dabar tai visai nemažai turiu, bet jos visos yra labiau, sakyčiau, gal kolegės irgi, kad ta prasme su jomis per universitetą susipažinom arba ligoninėje ar dar kažkaip, bet mano toksai moterų kaimas tai buvo mano sesės, mano pusseserės, mano sesė yra praleidusi paskaitas ir man atrodo gal net egzaminą, kad atvažiuotų pabūti su sūnėnu jo. Tai tikrai tai buvo va tie žmonės. Mano vyro sesė irgi labai daug padėdavo, labai daug pasilikdavo. Šiaip artimi labai. Mes labai artimi, mes labai daug važiuojame, mes labai retai, kada būnam Kaune savaitgalį. Tai taip, o draugės, tai net jo, ypač tarkim, grupiokės, ar ne, jos tikrai labai mane palaikė, duodavo tokio moralinio palaikymo, bet kai jos pačios neturėjo vaikų, tai tikrai, sunku suprasti, kuo čia padėti tai mamai, sakykime, kuri turi vaiką ir studijuoja. Tai kas tau sunkiausia motinystėje? Tas, kai dabar palauk, kaip čia sudėliot. Visų pirma, tai tie visi tokie lūkesčiai, kai tu labai tikėsi, kad bus viskas gerai, viską sudėlioja, labai daug įdėti pastangų ir gaunasi blogai, gaunasi nieko gero. Ir dar tas, kad tu nuolatos jauti kažkokį tai nerimą. Žinai, ta prasme, jeigu net ir tavo vaikai yra sveiki, tu visą laiką truputį dėl kažko pergyveni. Tai, čia kada pradės kalbėti, kodėl čia dabar neropoja, o kodėl čia jisai tas pastabas mokykloje gauna ištisai. Tai va tie visi dalykai labai yra. Bet su trečiu vaiku nerimo mažiau? Jo, bet vis tiek yra. Mažiau. Bet tikrai yra ir ta tokia, kad tu visą laiką esi atsakinga už to žmonės. Net jeigu tu išvažiuoji į koncertą, palieki savo didesnius vaikus, ten, sakykime, mamai ar kažkam, tu vis tiek jauti vis laik tą tokią atsakomybę, kad ten kažkur tavo yra. Tai tas yra sunku. Ir nerima, kai tu sakai, kai vaikai sveiki, o kai serga, tas nerimas iš viso. Ir dar kai esi gydytoja, ir kaip dažnai negydytos draugės klausia, ar ten sekėjos, tai kaip jūs jaučiatės ten, kai vaikas serga, arba ar gimdymo, man artėja gimdymas, galvau, kad iš tikrųjų vakar pagimdysiu, reikės atšaukti šitą įrašymą, bet nurimo paruošėmėjai. Tai žinokit, kai čia aš telefoną tikrinu, tai neklausimą žiūriu, o savo gimdos susitraukimus jau žimuosi. Tai skuba merginos jau ir Marius gal rodė, kad pusvalandį kalbam, juokauju. Ir kai žinai visas įmanomas komplikacijas, mano vyras nėra medikas ir, pavyzdžiui, kai vaikas serga ir karščiuoja, ar ten vangus, ir jisai viskas, važiuojame į priėmimą. Jau mane spaudžia, kad važiuotume, neramu, kas jam čia yra. Ir tu kaip gydytoja ir kaip mama turi priimti sprendimą, nevažiuojam, nes mes turim stebėti dar jį, ką tam priėmime padarys. Yra krūva sergančių vakare vaikų, gal dar kažkokį papildomą virusą pasigausim, naktį vakare viskas baisiau atrodo, ką paims bendra kraujo CRB, vieną kartą sukaršiavo, vis tiek reikės stebėti. Ir tu priėmi tą atsakomybę ir nevažiuoji. Ir baisu yra, nes vyras spaudžia tai važiuoti. O jeigu tu niekada nežinai, kaip ta vaiko juk būklė, ir kad tu čia tavo sritis, bet kada gali pasikeisti. Ir tas stebėjimas, tai tas nerimas būna dar didesnis, nes tu tiesiog blogiausius scenarius meningokokinę kokią infekciją aš dažniausiai su mažiuku įsivaizduodavau. Tai suprantu. Tai nerimas niekur nedingsta. Jisai tiesiog, man atrodo, dar bus jau net, kai vaikai ir užaugs ir išsikraustas, vis tiek nerimas bus su mumis. Taip, tai kaip ir sako, žinai, maži vaikai vis tiek tu dar kažkiek gali kontroliuoti ir tą tolerystę, ir tas ligas, ir jo nuotaikas, o paauglystė, man baisiausia paauglystė, kai tu kartais tiesiog, vaikas liūdnas ar kažkokia depresija, ar pašaipos prasideda ir tu mažai įtakos gali turėti mokykloje ir panašiai. Aš pritariu labai tikrai. Tavo jau paauglystė. Taip, man tikrai labai pasunkėjo gyvenimas, kai vaikas išėjo į mokyklą ir kai prasidėjo 5. klasė, tai išvis, nes tikrai labai yra, manau, dar mūsų atsiliekanti švietimo sistema ir vaikai, kurie yra tokie labiau norintys, ta prasme, autoriteto, jiems reikia, jie turi jį, kaip pasakyti, išvelgti žmogui autoritetą. Neužtenka, kad pasakysim, čia yra mokytojas, čia yra tau autoritetas. Ne, jisai turi nusipelnyti to. Tai tikrai labai sunku yra ir ypač, kai tai yra berniukas. Nežinau, man atrodo, kad tikrai mergaičių mamoms truputį lengviau, bent jau kiek pakalbam su sūnaus klasioku. Tai tu gali jau atsakyti, ir mergaitę turi. Tai mergaitė dar neina žinai mokyklą. Tai lengviau. Bet nebus berniukų sesė, tai vėl. Tai va. Tai čia klausimas, kurio negalima užduoti niekada prie
prie kalėdinio stalo, arba šiaip Tik susitikus. tai ne prie šito stalo. Jo, ir ypatingai viešumoje negalima užduoti šito klausimo. Tai ar bus 4 vaikas? Tai kodėl uždavai? Tu gali atsakyti. Čia, žinai, iš tos medicinės pusės, tai juk pasakyti, kad tikrai nebus, tai gali tik tai po tam tikrų intervencijų procedūrų savo Labai kūne, gerai ar ne? atsakei, taip. Bet kaip tikra gydytoja. Iš tikrųjų, mes taip jau kaip byloja patirtis, mes maždaug kas 5 metus užsimanom naujo vaiko. Tai mes labai šiaip ilgai svarstėm, ar norim 3 vaiko. Tai irgi taip vis kalbėdavom, juk supranti, kad gali būti 3 berniukas. Taip, suprantu, bet... Tu net kažkada dalinais labai įdomių straipsnių. Aš čia nežinau, kaip gydytoja kažkokia ginekologė, kad tu pataisyk Kuo mane. daugiau tos pačios lyties Taip, vaikų, ir yra didesnis šansas, kad vėl bus ta pati Taip, kad lytis. vėl bus. Jeigu turi 3 berniukus, tai didesnė tikimybė, kad 4 bus irgi berniukas, o ne mergaitė. Čia taip įrodyta, ar ne? Nu, Taip, kiek ten toks statistika. stebėjimas. Stebėjimas. Ir aišku, jūs turbūt ir norėjot mergaitės, labai keistas toksai klausimas, nes Tai šiaip aišku. reikėtų tiesiog norėti turbūt sveiko, gero Mhm. vaiko Jo, ir čia lytis Ne, nesvarbi. čia jeigu būtų žinoję, kad berniukas tada, svarbiausia, kad sveikas. Ne, mes labai norėjome mergaitės. Būtų berniukas, būtume trečiam nepasirašę, jau būtume žinoję, ne? Ne, būtumėm turbūt pasirašę vis tiek, nes mums šiaip labai patinka maži vaikai. Mano vyras labai gerai pasakė, kol aš turiu mažų vaikų, tol aš pats jaučiuosi toks labai, labai jaunas. Tai tikrai ir šiaip man dirbant su naujagimiais, nepaisant to, kad matau daug sergančių vaikų, man labai patinka. Aš kai matau tą gimimo stebuklą, aš prie jo nepriprantu, man kiekvieną kartą taip labai. Aš šiaip esu nejautri. Nu, ta prasme, kad retai verkiantis žmogus, bet man dažnai būna, ten suspaudžia širdį. Tai viskas gerai. Kai viskas gerai, o kai viskas blogai, tuomet tiesiog dirbi savo darbą. Taip. Tai iš tikrųjų tikrai svarstėm, ar norim 3 vaiko ir kai nusprendėm, kad norim ir dabar taip mes su vyru pakalbam, kaip mes galėjom galvoti, čia taip yra gerai, ta prasme, jinai tokia yra faina, jinai tokia nuostabi ir aš kartais žiūrėjau ir galvoju, tai jeigu dar toks vienas vaikas, okei, neški čia, bet aišku, visi tie, žinai, yra tokie logistiniai dalykai. Namas, mūsų tikrai būstas yra nedidelis, reikėtų keisti iš karto būstą, automobilio reiktų didesnio ir visi tie kiti tokie, ir kai supranti, kad ta mokyklagi prasidės ir šitiems vaikams. Tai kol kas nėra tokių planų 4 vaiko turėti. Greta, kaip su tom išmokom? Čia dėl išmokų apsimoka Ai. 4 vaiką, nes Greta kažkada pakomentavus yra, tai reikės būtinai paklausti. Vis tiek, jie to 3 vaiko sugalvoja dėl išmokų, nes jų daugia vaikai šeima, sakau, nežinau. Taip, aš tokia tiesiog, taip aš ir galvoju, žinok, Erika, kad jūs turbūt, jeigu neišmokos, tai tam 3 Taip. vaikui ir dar jeigu... Bet man atrodo, kad nedaug padidėja, ten tik po 5 vaiko. Žinot, Ne, kad po žinai, 5 kas vaiko yra- pensija, galima iš ankstinę pensiją išeiti? Moteriai, jeigu tu turi 5 vaikus. Bet Gerai, aš ir- pasvarstysiu. Bet kas iš to, kai tu ten, kiek ten, vos ne 10 ar 12 metų buvai Taip. vaiko auginimo atostogose? Aš tiesiog tokią vieną kartą su klientais mes būna aptariam ir tas vienkartinės ir visokias kasmėnesinės išmokas, ką iš savivaldybės galima gauti. Ir taip su vienais klientais konsultacijos metu kalbam ir man toksai, žinai, buvo tas čink momentas, kur supratau, kad 2 vaikai yra prasta riba. Realiai daug išlaidų, išmokų ten kažkokių iš valstybės negauni, bet aš niekada ir nesu už tai, kad tu gimdai dėl jų, žinai. Bet toksai, tikrai labai ir būstas jau, jeigu ir buvo dar su vienu tilpai, jau su antru turbūt sunkiai, ten, mašina gal dar ten lengvai, bet ten kelionės jau 4 asmenų vėl, viskas labai išbrangsta. Su 3 viskas išbrangsta, bet išmokos labai padidėja. Tai aš tą tiesiog mes juokavom matematiką, kad 2 toks arba ties 1 arba ties 3 reikėtų realiai eiti, nes tie 2 toks apie ką? Tai kada 3? Tai va, žiūrim, kada čia, kaip čia, ką daryti dėl tų išmokų. Jo. Skaičiuojasi. Jo, nes, matai, išmokos padidėja, tada dar turbūt kaip daugiavaikė šeima gali dar papildomų naudų gauti. Aš nežinau, kaip mokykloje, ar dar yra kažkokio, tai nežinau, ten... Valgyklai nemokamai bandelė, cinamoninė gauna vaikai. Pigesnis darželio mokestis. Pasidomėk. Aš pasidomėsiu, bet mano vienas vaikas eina į privačią mokyklą, tai ten tikrai jokių nebus benefitų, o kitas vaikas jau yra toks didelis, kad man atrodo, kad jau kai eina 12 metų, tai net mamadienis nebepriklauso, jeigu tu turi, pavyzdžiui, 2 vaikus. Tai ta prasme nebepriklauso kiekvieną mėnesį. Tai jau taip, kai 12 sulaukia, tai jau tas... 2 vaikai, 1 per mėnesį. 3 vaikai 2 per mėnesį. Tai taip, bet jeigu, pavyzdžiui, aš nebūčiau turėjus 3 vaiko, tai jau būtų suėję Arui 12 metų ir tada automatiškai... Jo 1/4 dabar. Tai labai, labai blogai. Aš labai Tikiuosi. tikiuosi. Gelbėja situaciją. Aš tikiuosi, kad mano pogimdyvinis laikotarpis bus normalus, stabilus ir niekas nepasikeis, nes apie 3 tai tikrai svajoju. Kažkaip atrodo, gal pati, kad aš turiu
brolių vyresnį, mes dviese esam ir man atrodo, tas trečias kažkas naujo bus, žingsnis perlipti tarsi savo patirtą šeimos modelį. Tai žinau, dar tokį trumpą pasakysiu. Mano mama turi 3 mergaitės, mano tėvai turi 3 mergaitės ir mes buvom su sesė tokios beveik pametinukės ir 3 sesė gimė po maždaug 10 metų. Ir kažkada paklausė mamos, ar tu kažko gailiesi gyvenime, žinai, sakė, gailiuosi, kad neturėjom 4 vaiko. Nes sako, jūs abidvi su Agne buvot tokios, taip, abidvi, ir sako, tada Augustė gimė. Ir tokia viena visą laiką, nes tokia mažesnė jau. Žinot, keisim pavadinimą. Mūsų podcastas ir pokalbis skatina Lietuvoje gimstamumą. Norim skatinti, taip? Gal ir neuždarys vienų gimdymo namų šiais metais. Erika, kaip tu manai, ką turėtų Lietuvoje, kas turėtų būti, nežinau, pakeista, patobulinta, kad moteriams būtų lengviau, kad jos primtų tą sprendimą, ne moteriams, gal šeimai turėti tų daugiau vaikų, ar kokios pagalbos dėl karjeros, dėl pogimdyminio laikotarpio, nežinau. Aš tai manau, kad pinigai čia nėra esminis faktorius, nes kiek aš pati matau, kaip neonatologė, kad vis tiek tos šeimos, kurios neturi pinigų, jos linkia gimdyti vaikus, o tos šeimos, kurios labai gerai gyvena, jie dažniausiai kaip tik nelinkia gimdyti vaikų, tai manau, kad jiems ten papildomos išmokos, kaip ten savivaldybėse žada, kad pagimdysit vaiką, gausit ten 5000. Nieko nekeičia tikrai. Aš nežinau, kaip tai pakeisti, bet man atrodo, kad požiūris, ta prasme, vienų į kitus ir tas toksai spaudimas. Ir tai normalu, kad mes neturim to kaimo, kurį anksčiau visi turėdavo. Tai gal kažkokių močiutėms reiktų čia lengvatų, kad galėtų išeiti iš darbo ir padėti nukėlėms. Labai gera idėja, jeigu yra močiutės, kas močiutės įtraukti. Jos dabar ne visada ir gali įsitraukti, dirba. Pilnai, ar ne? Kažkokių mamadienių močiutėm nėra, kur galėtų padėti, nes, pavyzdžiui, mano nuomonė yra ta, kad kuo būtų lankščiau suderint tiek darbą, tiek vaikų gynimą, tuo netaip baisiai atrodytų ir 2, ir 3, ir galbūt ir 4 vaikas, kai mes nesam įsprausti į rėmus ir rinktis, ar aš fokusuojuosi į karjerą ar į šeimą. Aišku, bus žmonių, kur sakys, tai jeigu į šeimą, tai kokia čia karjera, bet aš vis tiek manau, kad kažkokią aukso viduriuką galima rasti. Tai būtent tas lankstumas. Dabar turim darbo kodeksą tam tikrų, ten darbas nuotoliu, mamadieniai, tie patys tėvadieniai, gerai, smagu, bet man, pavyzdžiui, Švedijoje berods yra modelis, gimsta vaikas ir negauni vaiko priežiūrą ir tu gauni fiksuotą dienų skaičių. Ir tu naudoji, pavyzdžiui, šiandien gal tu dirbi, tai tu šiandien nenaudoji savo vaiko priežiūros dienos ir tu iki vaikų sukanka 8 metai, tu va taip gali po gabaliuką naudoti ir net po pusdienį gali pasimti. Gal tau reikia į studijas važiuoti, mokytis, ar ne? Ir pusė dienos, kitą pusę dienos tu būsi su vaikučiu, tai tu iš to rezervo aplikuoji, išmoką gauni. Tai man atrodo labai skatina galbūt ir anksčiau darbą grįžti, bet turėti to daugiau laisvo laiko, nes jo tikrai reikia. Vaiką anksčiau pasimti iš darželio, mažiau dienų per savaitę dirbti. Aišku, čia Lietuvai utopija toksai modelis būtų, bet aš visada kaip apie tai pagalvoju, tai man atrodo Švedijoje toksai labai toks lankstus. Ir dar lūkesčiai, nežinau, kaip yra visose šalyse kitose, bet atrodo Lietuvoje labai yra dideli lūkesčiai, didelis spaudimas ir iš socialinių tinklų, kokios tos mamos turi būti, koks darželis, koks maistas. Ir visada kaip Aivara, mano draugė, kolegė, žemiau Bambos, kaip pas ją aplankau, jinai gyvena Danijoje, Kopenhagui, kur veda į darželį nuo 9 mėnesių, kur niekas to nesmerkia, kur jinai yra, dabar bijau pameluoti, bet jinai kažkaip pasakė, per savaitę jie gauna ten 1 ar 2 kartus šiltą maistą darželyje. Aš taip, kaip taip įmanoma, mes čia, žinai, žiūrim, ką tam darželį duoda, tu jau nervinės, kad turite sumuštinį kelias dienas išėlės, o ne košę, ar ten kiaušinienę, ar ten ar pakankamai mėsos, žuvies, ribos, kad mes Lietuvoje tikrai tie lūkesčiai dėl visko, dėl mitybos, dėl auklėjimo, dėl raidos, dėl kada jau, žinai, kada skaityti pradeda, ar jau 1 klasę, nors neprivalo mokėti skaityti, nes man dabar šitas tema aktuali, bet tiesiog, kadangi dauguma iš 24 vaikų 22 skaito, ir ten pas korepetitorių veda ir tau yra spaudimas, tai tiesiog pas mus atrodo Lietuvoje iš socialinių tinklų ir šiaip iš tos aplinkos burbulo yra spaudimas
Yra Visai spaudimas, bet mamystė ir vaikų lietuvių auginimo. tauta tokia, žinai, jinai į maksimumą labai susikoncentravus dažnai, jeigu dirbt, tai maks, jeigu auginti irgi turi viskas būti kiek įmanoma geriau ir mes labai turbūt dar ir teisiam, kur matom, kad sumuštinis dažniau duoda. o ne Traputį, kai traputį. vežimukė. Taip, šitaip Bet, kaip, elgtis. bet čia visiškai ne nuo mamos, ne tai, kad ne nuo mamos, ne nuo tėvų priklauso, bet labai didelė dalis nuo to vaiko. Jeigu vaikas sėdė toj kėdutį ir neverkia, tai aišku, kad tu jam nieko neduosi. Bet jeigu jis tau verkia kiekvieną kartą po valandą, tu iki šitą traputį, kad nors kažkiek pasėdėtų. Tai tiesiog niekada nežinai, koks stebuklas. Bet žinai, aš pritariu, kad gal reikėtų mažiau apsikraut, bet aš ir pati jaučiu, kaip mano mintis tikrai būna tokios pakankamai smerkiančios. Pavyzdžiui, UK tikrai atrodo tėvai daugelis neapsikrauna. Kas yra smagu, matau tikrai laimingesnių žmonės stumdant tą vežimuką negu galbūt Lietuvoje, kur mamos eina ten visos, atrodo, viską ten reikia susiplanuoti. Bet, pavyzdžiui, ką aš matau, mama įsodinus vaiką kokių 6 metų į vežimą, nes jai tai patogiau, nes jai reikėjo apsipirkti, apkrovus tą vežimą tais pirkiniais. Ir man, pavyzdžiui, aš jau ją teisiu, nes aš nemanau, kad 6 metai reikia grūsti vežimą. Man už tai, kad jam paspirtukas, dviratis, kojos galiausiai turi būti. Ir aš jau, pavyzdžiui, mano čia ta riba, kur aš pasirau ta irgi tokia bjauri, lietuviška supermama turbūt, kur, jau ta prasme, ne. Gerai, grįžtam prie pikantiškų temų. Kai kilo mintis apie šitą podcastą ir kalbėjome su Greta, ir jinai kažkaip, nežinau, ar jinai paklausė, kokia yra tabų tema, apie ką nenorėtume šnekėti. Nes norim vis tiek atvirai, kad tai nebūtų Instagrame, kaip dalinamės gražios nuotraukos, šypsena, filtrukai ir panašiai. Nenaudojam filtrų, beje. Manau, kad nei viena nenaudoja filtrų. Ne. Tai ir Greta tiesiog atsakė, sako, aš nenorėčiau dalintis tikriausiai apie lytinius santykius su savo vyru. Aš taip tiesiog, jos buvo... labai, net man minties tokios nebuvo, kad mes kalbėsim apie lytinius santykius. Tai tu savęs nematai iš šono, kai su tam susitinki vis tiek kažkur lytiškumą apie santykius. Man tiesiog yra mano mėgstamiausia tema santykiai. Bendrai santykiai. Tu man paklausė, aš tau tiesiai kviesiai pasakyti. Tiesiog man buvo labai toks šokas, net minties nebuvo, kad kalbėsim apie lytinius santykius. Taigi, Erika. Kiek kartų per savaitę juokauju? Čia bus gal antro epizodo tema. Kadangi jau truputį apie vyrą buvo užsiminta ir apie vyrą, tai ar turėjot jūs labai daug metų kartu, ne? Pusę gyvenimo ar daugiau? 2010. Daugiau negu pusę gyvenimo. Yra ką paskaičiuoti kiek. Turėjot su vyru kokią nors didelę santykių krizę? Jeigu turėjot, gal gali pasidalinti atvirai, gali ir neatsakyti, kaip pavyko išspręsti, ar tiesiog tobulas vyras, dievino mažus vaikus. Tikiuosi, jisai nepasakys, kai tau jau bus menopauzė, tikiuosi, jisai nepasakys, žinai, aš jaučiuosi jaunas, kol turiu mažų vaikų. Erika jau menopauzė. Įsivaikinam. Įsivaikinam. Aš manau, kad tokios vienos didelės krizės tai tikrai negaliu prisiminti, kad turėjom, bet šiaip mūsų santykiai, kas yra labai gal paradoksalu, bet jie gerėja su kiekvienais metais. Mūsų blogiausia santykių lygmuo buvo... Ne, bet blogiausia buvo, kai mes tik susituokėm. Ta prasme, mes abu šiaip esam ganėtinai tokio karšto būdo ir tiesiog nemokėdavom kalbėtis. Ir paskui supratom, kad prie vaiko rėkaut, nėra visai gerai ir tada pradėjom mokytis, bet tikrai mes dar dažnai parėkaujam, ypač jeigu nėra vaikų namuose, kai dar neturėjom Rūtos, būdavo berniukai mokykloje, tai mes ten parėkaujam viens ant kito. Tai mes gal turim tokių šiaip, kai jaučiam, kad viens kitą truputį pradedam jau užknisti, tai tų nekalbadienių, kurie šiaip nėra gerai, bet būdavo tokių momentų, kad mes, pavyzdžiui, savaitę laiko kalbam tik tais tokiais logistiniais klausimais. Tu paimsi vaiką, tu nuveši ten dar kažką. Ir taip, tokia pertrauka atrodo abiems visai gerai būna. Tikrai. Ir po to mes tai būna susėdam, pasikalbam, bet reikia tokios, žinai, ramios aplinkos ir ramaus buvimo, ta prasme, savyje, kad tu būtum toks visiškai patenkinęs fiziologinius poreikius, o ne ten po budėjimo, nevalgius, pikta, kažkas skauda. Ir tada tiesiog pasikalbėti. Tai, man atrodo, čia jokios stebuklo nepasakiau, kad reikia kalbėtis. Kai esi pailsėjęs. Čia labai svarbi žinutė, pritariu. Nes kai po budėjimo grįžtu,
Nu, tai tiesiog, mano vyras sako, eik miegoti, nes tada mane erzina, kodėl jis padaręs, Tu tarkim... būni ne ta linksma Aurėja, kuri šypsos ir šiaip tokia prie bairio, ne? Nes tu esi pavargęs, viskas tave erzina, tu priekaištauji, tu nepastebi tų 10 gerų dalykų, darbų, kuriuos jisai padarė, kol manęs nebuvo, o pastebi ten, kad neiškrovė ten indų iš indaplovės. Nu, tarkim, ir kabinėjasi, ir knisi protą, ir tikrai nėra resursų tam tokiam gražiam pokalbiui. Bet kartais mes asmeniškai, tai mūsų pora kartais mes taip paskestam tam giliam pokalbį, kur jau ten daug mes visokių ir kursų praėję, ten apie santykius jau išmokė, nes irgi daug metų kartu, ir kur atliepti ten savo poreikius, koks tavo yra, kaip emocija, kaip tu jautiesi, nu žodžiu, ir ten užtrunka 1-2 tas pokalbis. Ir kartais tikrai yra gerai išsiriekti. Tu išsirieki tas 5 minutės, išsikrauni, viskas. Tai tu esi prieš tą visą gilų Ne, aš esu už derinimą, kad ir to reikia. Tas tiesiog būna greičiau, bet aišku, kad vis tiek ar tas 5 minučių išsiriekimas, ar tas 2 valandų psichoanalizė turi išnešti kažkokią, nu, tu turi išsinešti žinutę, ką mes darysim toj pačioj situacijai kitą kartą. Nu taip, bet čia labai, labai komplikuotai ilga tema turbūt. Bet dažna mano vyro frazė būdavo tokia, aš matau, kad tu pavargus, Erikui, tai gal tu pailsėk. Ir mane taip supykdo, aš pavargus. Aš noriu sakyti, koks mielas, kad Ne, aš taip pat. Tu žinai, su tokiu sarkazmu, kur maždaug jau tu čia mane pradedi nervinti. Man niekad taip nesako, net kai aš būnu pavargus, niekad nesako, ir aš tada dar ant to pavargimo. Bet čia kaip priežastį vardina vyras. Nu, čia tik dėl man tavo pasirodė nuovargio. visai švelnu, man gal patiktų, kad tai pasakytų, Greta, tu šiandien pavargu, gal tu tiesiog eik miegoti. Tai bet tu žinai, kad tu nueisi ir nebus padaryti dalykai. Grįž Greta šiandien vakarė, paklausk šito, pasakyk, pastebėk, kad pavargus. O kaip tau tas, kad tave iš karto jau įvelka į etiketę, ar ne? Taip. Arba ten sako, gal čia tave kažkaip, jau tas žodis hormonai. Tai ta prasme matau, kad čia tave gal hormonai kažkaip valdo. Bet šiaip mano vyras yra, jis toks žmogus, kad jis moka įspėti. Jis labai dažnai sako, žinok, Erika, dabar jau aš tavęs nebeklausau, tu mane pradėjai labai stipriai užknesti ir baigiam šitą pokalbį, kol nesusipykom. Ir tada mano pasirinkimas, ar eiti toliau, ir jau užsitraukiu kardą ir gerai, einam toliau. Kurį dažniau pasirinki? Dažniau pasirinku turbūt eiti toliau, nes jeigu man reikia būtinai išsiaiškinti tuo metu, tai išsiaiškinam, taip, kardą traukiu. Bet kartais tiesiog gerai, pasikalbėsim vėliau ir pasikalbam vėliau. O kaip tavo vyras, ne tik vyras, šiaip aplinka, šeima, draugai, net vaikai irgi supranta tikriausiai, kad mama ir Instagramą turi, kad ne tik gydytojas, bet ir Instagrame daliniesi. Tai kodėl tu bijai to žodžio? Influencerė? Influencerė? Nežinau. Man ir tas žodis nepatinka, bet, Erika... Man labai patinka Instagramerė. Nes ir sėdi Instagram ir tam kažką daliniesi. Sėdi Instagram, žodžiu. Ir mama gydytoja ir sėdi Instagram. Jo, vaikai taip vis tiek, sako. Vėl tu sėdi Instagram. Ir kažkokias reklamas darai, kaip tavo aplinka reaguoja. Ar net kolegos man irgi įdomu. Mano vyras tai turbūt geriausiai reaguoja iš visų. Nesusipykstat, kai paprašai pafilmuot? Yra buvę vieną kartą. Tik vieną kartą? Kaip paprašė, kad susipykot? Kai susipykom dėl filmavimo, bet tai buvo ne dėl to, kad aš paprašiau. Jis niekada nepasako, nefilmuosiu, tiesiog mes pasiderinam laiką. Tiesiog mes nesutarėm dėl kadruotės, dėl kažko ir tada aš sakau, greičiau, čia tu atsikels vaikas ir tada jisai, taigi ne, čia taip negerai ir panašiai. Tai būna šitas momentas. Vaikai kartais dabar jau, kai yra didesnė, pasišaipo, pajuokauja. Rimtai, kaip šaiposi jie? Nu tai mama vėl Instagram'e skrolina. Sakau, taigi nesakau, aš tau užsakinėjau maistą į mokyklą ar ten dar kažką. Ai, bet koks paėmimas telefono, ne? Jo, tai mama čia vėl fotkina Instagram'ui. Sakau, nu taigi ne. Bet tikrai su jais reikia daug apie tai kalbėti, kodėl mama gali turėti Instagramą, o 12-metis sūnus negali. O kada leisi turėti? Kol kas neplanuojam. Nėra tokio nustatyto termino. Šeimos nariai tai taip, kartais būna, kad per dantį patraukia, jie pajuokauja tiesiog, žinai, gal nelabai supranta, kas tai yra. Ir... O ką sako, pavyzdžiui?
Visokių ten apie tos influencerius ir būtent tie tokie, kad čia, kai mano tėtis sako, influencerė, tu čia, ką tu čia vėl. Bet visiems norisi truputį pažymėti kažkaip, ne, labai niešti tą liežuvį kažką. Jo, ir iš kolegų, iš draugų, tai yra tokių žmonių, kurie apie tai iš viso taip nekalba, tarsi nepritarė tam ir tos temos net neliečia, taip atrodo, o esu sulaukus ir tokių tikrai pašaipių, ten tarkim kalbam apie kažkokį tai daiktą ir pasakau, kad man tas daiktas, pavyzdžiui, nepatiko, nepasiteisino, ir man sako, ai, tai nes tau nesumokėjau už reklamą, ne? Tai tokie net, įžeidžiantis tikrai, bet suprantu, kad yra tiesiog žmonių toks humoras ir viskas yra gerai. Bet, žinai, gal dar mes turim kitas profesijas, mes abi esam gydytojas, mes gaunam atlyginimą iš kitur, tai nėra mūsų pagrindinis pajamų šaltinis. Ir mes matosi, ir tavo kadruotė pati gražiausia. Tai, kad mes tikrai turim tą prabangą atsirinkti, ką mes norim reklamuoti, kas patinka, ten man vežimukas, nepatinka, aš tikrai jų naudosiu, aš džiaugiuosi ir tu daliniesi šitais dalykais, kad tavęs niekas neverčia, kad reikia ten, žinai, mokesčius kažkokius sumokėti, būtinai tau tą reklamą reikia padaryti, kad tu visiškai, manau, kad irgi atsirenki tik tai, kas tau patinka ir gali daug kartų pasakyti, ne, jeigu tai yra prieš tavo kažkokius vertybinius dalykus, žinai, ar dar daiktas nepatiko, arba dažniausiai irgi reklamuoja, tai ką naudoji ten, nežinau, flokatį mes 10 metų kokią naudoja mūsų šeima, tai yra tik tai džiaugsmas ten mes irgi naudom flokatį reklamuoja. Multimam reklamuoja, man aktualesnė, nes mūsų irgi partneriai multimamas, multidžin visą produkciją tiek po pirmo gimdymo, tiek dabar naudosiu tai. Bet pas Eriką ir šiaip pats kontentas jisai yra atrinktas, matosi, kad turi savo ribas, ką rodai, ką nerodai, bet toksai klausimas būtų, ko niekada gyvenime negalėtum parodyti. Jo. Jau čia toks būtų visiškas tabų, nes galbūt tu keitėsi, galbūt tu, žinai, daraisi laisvesnė, gal kaip tik labiau ribas brėži, ką rodytum, bet jau kurių tikrai niekados gyvenime ir už jokią pinigų savo. Tai turbūt to paties korijus, ta prasme, savo šeimos narių nuogų, pažeidžiamų kažkaip, nežinau, ten tarkim vaiko jo tantrumo metu ar ne, ten sakykim, arba kaip pykstėsi su vyru, laivogi nedarysi. Nors šiaip žiauriai būtų. Bet kaip naudinga būtų kitom. Mes irgi šito dažnai klausimus laukiam, kodėl jūs, tokios gražios, šypsotės į tą kamerą ir taip toliau. Nes tu, kai yra krizė, neimi to telefono, nefilmuoji, nes tada iš viso, mano vyras tai tikriausiai išeitų iš namų. Aš dažniausiai iš viso atsiriboju, manęs tiesiog net nebūna arba minimaliai. Jo, bet kai tu žiūri Instagramą ir tu kitus seki, tu galvo, kaip jie, žiūrėk, ir gražios kelionės, gražus rūbai, graži oda, graži figūra, kaip viskas. Tai, bet kitą kartą tu matai tą video, kai bėga ašaros ir aš galvoju, tai tau ten krizė, arba nespėjami į lėktuvą ir filmuoja, kai bėga. Tu rimtai filmuojas, kai tu gali nespėti lėktuvą, tai aš galiu pasakyti, wow, nes tu reiškės ant tiek moki multitaskint, nes mes, kai skridom į Ameriką, irgi vos spėjom, bėgom visi 4, žinok, niekaip man to telefono nesinorėjo paimti ir dar pafilmuot vaikai, nusišypsam, kaip vėluojam ir galbūt neišskrisim. Bet mamos moka multitaskint, čia mūsų super galia. Čia jau kitas, gal aš tiesiog jau tada taip visą gyvenimą gau, kad esu multitaskinimo žmogus, tai I'm not that person. Bet reikia dalintis, aišku, dabar ir daugiau dalinasi tom, ne tik tai gražiais ten, žinai, kelionių akimirkom, bet ir kažkokiom nelaimėm ir ligom ir panašiai. Aš pati asmeniškai, kai pasidalinau apie negimdinį nėštumą po kažkiek laiko, ne iš ligoninės laivo, tai buvo toks stiprus palaikymas, tiek daug žinučių, netgi iš kolegių, kurios irgi turėjo negimdinį nėštumą ir kurios man šiaip prie kavos per pertrauką nėra pasakiusios, jos parašė žinutę, žinai, pasidalino, kaip joms buvo po to, po kiek laiko pasidalino, kad irgi Tenerifei, keliom moterim ta pati situacija buvo, kažkokios naudingos informacijos gavo, į kurią ligoninę važiuoti ir taip toliau. Reikia dalintis, dėl to ir darom šitą podcastą, kad norisi tos ir naudingos informacijos. O būtum tiesmukišką pasakytum, pavyzdžiui, kokios paskyros ar profilio tikrai nemėgstat. Čia jau prasideda Gretos provokuojantis klausimai. Sakėm, reiks laikytis. Sunku labai sugalvoti, bet aš nepasakysiu konkrečių pavadinimų, bet visi tie, kur žmonės neturintys medicininio išsilavinimo sako, kad jūs pagydys, pakeis jūsų gyvenimą kažkaip ir žada tokius visokius stebuklus. Tai man visi išmeta būna reklamą, aš jos labai greit unfollowinu, jeigu kartais būna taip, kad followinu. Bet šiaip apie tą dar kalbant tokį gražų rodymą savo gyvenimo, tai aš tarkim labai norėčiau papasakoti truputį daugiau, nes matau, kad kiti sako, oi, čia ta mitologija, čia tokia labai jau tobula, ten būna parašo, oi, čia pas jūs labai viskas neva tai tobula. Tikrai nėra tobula, tikrai nėra ir aš labai norėčiau papasakoti daugiau
daugiau ir parodyti, su kokiais iššūkiais susiduria mano vaikai, tarkim, su kokiam problemom, bet aš tiesiog negaliu dėl jų, Taip, čia dėl to, kad aš juos gerbiu ir, tarkim, mano sūnus jau 12 metais, jis tikrai neleistų man dalintis tam tikrais dalykais, per kuriuos jis galbūt perina, bet aš manau, kad tai labai suartintų manęs auditoriją, žmonės suprastų, kad, ir pas ją būna labai labai daug blogų dalykų, bet, negali visko dalintis tiesiog, nes tu Aš gerbi irgi tą žmogų. pritariu tau, tik apie save gali dalintis. Mano, tarkim, sveikatos istorija, tai aš apie tai galiu, apie savo nėštumą, apie savo gimdymą, kaip aš jaučiuosi, kaip viskas praėjo, bet apie vaiko mes turime visokių problemų ir ūkdymo, ir raidos, žodžiu visko, bet tu negali, nes tu nori apsaugoti, tu nežinai, kaip jis jausis po 15 metų, vis tiek tai yra jo asmeninis dalykas. Aš, pavyzdžiui, esu pasidalinus ir karts nuo karto paminiu, kad urtelė, jai dabar yra 4 metai, kad jinai nešioja plokštelę ir tvarkom jo sakandį. Tai kažkaip pasidalinu, bet ne tai, kad rodau aš, kaip jinai atrodė, ar su ta mintim, kad reikia nuo mažens tam tikrus dalykus galbūt daryti, tai bent jau pasikonsultuoti, nes žymiai lengviau pataisyti, kol vaikas auga, negu kai jau esi suaugęs, nes realiai vienintelio apsilieka operacija. Tai man gal toksai, kad daugiau tėvų nueitų ir tiesiog pasidomėtų, nes galiausiai ne į pirmą klasę, bet ir į darželį rudenį sugrįžtant, ar nereikia medicininės pažymos, nueinam pas odontologą, patikrina, sako, ar turit kažkokių bėdų, ir aš sakau, pas urtelį, čia toksai sakantis, tai mes darom pratimus, tai viskas gerai, dar jai nuolatiniai neišaugę, negerai, mes ta prasme, negerai, labai gerai, kad mes 2 metų ją nuvežėm pas gydytoją, tai aš gal iš tos pusės retkarčiais paminiu, bet jau čia turbūt jau the highest. Jau kiek. Taip, bet mes turim būti labai dėkingos tom mamom ir tom influencerėm mamom, kurios dalinasi viskuo, nes aš tikrai daug informacijos gaunu iš jų, jeigu jos pasidalina kažkokią ar sveikatos problemą, ar su vaikų ugdymu, nes jos pasidalina asmeniškai ir kažkokiu naudingu patarimu, tai džiaukimės, kad yra kas dalinasi. Čia tą balansą reikia atrasti, ar ne, kad jiems būtų naudinga, bet kad savo... Ir savęs nesijaustum pardavinėdamas kažkaip. Tai prisimeni kažkokį Instagrame ar kažkokį komentarą ar privačią žinutę, kas tave būtų labai įžeidę? Žinutės, ar turi heiterių daug? Ne, tai dažniausiai tie, kurie yra prieš skiepus, jie būna, kad piktai parašo, bet tikrai jau seniai išmokau nebereaguoti, bet man labai visą laiką būna keista, kai žmonės parašo tiesiog vidury nakties help, SOS, atrašyk ir iš karto pradeda tujinti ir iš karto pradeda rašyti, kad man reikia pagalbos tokios ir tada staiga įmeta savo vaiko genitalijų nuotrauką, kad ten kažkaip išberta, tai man toks visą laiką būna, oh my god, kodėl? Taip yra negerai ir tikrai iš karto labai atmetimo reakcija. Ir dar sakyčiau, kita kategorija, tai yra žmonės, kurie būna, tarkim, rašo, labai pavargus atrodot. No shit, aš turiu, ta prasme, 3 vaikus, ten sakykime, ar ne, ir mano vaikas dabar ten, pavyzdžiui, serga, ir kodėl aš, toks, ar tu nori man tiesiog įgelti, ar tu tiesiog nori kažko palinkėti gražaus, tai va tokie būna nemalonus. O jūs žemiau bambos laukiat? Ne, žinok, šiaip dažniausiai tikrai labai nereali mūsų ta bendruomenė. Gal, kad moteriškos temos, daug, nėštumo, jautrumo, daug palaikymo. Dėl tų išvaizdos komentarų, tai nežinau, aš tikiuosi, kažkas pakomentuos, kad kokia iš tikrųjų didelė taurė, nes, žinokit, kameros prideda plus 10 kg, aš esu priaugus plus 16, tai dabar yra plus 26 kg. Tai, jeigu apie išvaizdą, tai apie išvaizdą nieko. Turėjus. Bet aš prisimenu apie Aivarus, tai antakius. Tiesiog tie antakiai užkliūna. Šiaip nieko nerašo. Niekad netkreipiau dėmesį jos antakius, kad blogai. Ne, neturi antakių. Ir pavyzdžiui, jei būna, nes mes, mūsų bendra paskyra, tai matom šitą privačią žinutės. Jinai visada po gimdymo ten dalinasi atvirai ir apie celiulitą, ir apie pilvuką, apie strijas, viską atvirai, jokio komentaro, bet apie antakius. Tai kodėl jūs neužsirašot, kodėl jūs nepasiryškinat, kur jūsų antakiai? Jums tikrai labai tiktų. Ir, pavyzdžiui, kontaktus atsiunčia. Ir pasidalina, kad atskris į Lietuvą, atostogos, va, žiūrėkit, radau jums labai gerą ten. Tu juokauji. Juokauju. Ir mes ten turim visokių vidinių bairiukų. Turi daug kontaktų, ne? Turim daug kontaktų. Tai kur tos antakius reikia daryti? Aš pasuk nedarausi.
O tai Pas- kokie įsiūlo tiesiog ir pasidaryti, ar įliepia jau permanentą daryti? Nu visko, ten galėsiu atsiūs tau. Ne, man neaktualu. Turim, atmintinę padarysim. Mhm. Ant tokių. Turim, Erika, porą klausimų tokių blitz. Jie vadinasi. Blitz. Blitz klausimai. Blitz klausimai. Ar esi pasiruošęs? Ar esi pasiruošus? Bandom. Blitz klausimai, nežinau, čia 5 sekundžių ar 3 sekundžių Turi taisyklė. staigiai Iš atsakyti. karto. Rimtai? Taip, Aš turi labai tiesiog. lėtai galvoju. Ne, čia turi negalvoti, Ne, tiesiog atsakyti. Tu greitai galvoji, Ne. tu mama, tu super mama, tu super moteris. Nu tai tiesiog pirma mintis, kuri ateina į galvą ir atsakyk, gerai? 3 knygų rekomendacijos. Sapiens, Lakštingala, čia jeigu norisi romano kažkokio, žinai. Ir nepraraskime savo vaikų. 3 kelionių krypčių rekomendacijos. Norvegija. Norvegija, Suomija, Švedija. Apibūdink savo vyrą 3 žodžiais. Pozityvus. O dieve. O dieve, čia toks pikantiškas. Pozityvus. Geras. Tikrai geras žmogus. Ir gal reikėtų sakyti, nu, kažką apie išvaizdą reikia, ar ne? Aš tai jis gražus jau mano čia Gražus. žuvio galo, nes Gražus. mačiau jį. Koks įprotis, tavo įprotis, kurio norėtum atsikratyti? Per dažnai tikrinu socialinius tinklus. Pritariu. Ir aš apie save. Koks tavo blogiausias pirkinys gyvenime? Ar buvo kažkoks? Nesugalvoju, žinok, nieko. Aš labai mažai perku šiaip. Jo? Viską Aš gauni labai nemokamai. mažai. Ne, Nes tikrai labai pas tave mažai. nėra spontaniškų moteriškų Ne. pirkinių, rimtai, net pabudėjimo. Mm-mm. Mano mama gydytoja ir aš, kai vaikas būdavau, nesuprasdavau, mama pabudėjimo ir grįžta su kokia keptuvė. Puodų, tokiais random daiktais ir ten prie klinikų sako, nu tai va, hiperiu, sakau, ir nusipirkau kažkoks toks būda. Ir aš nesuprasdavau, bet aš lygiai tą patį darau. Aš sakyčiau, Pabudėjimo pagalbę nusipirki Nu, kažkokią. nes turbūt esi pavargęs ir ne visi racionalūs sprendimai. Taip, ateina ne, į- ne, Ir save guodė. pabudėjimo eina. Aišku, kartais visai būna, bet jeigu užsuki parduotuvę, tai tikrai kažkokia tokia. Aš gal sakyčiau maudimukas, nes aš labai daug turiu maudimukų. Vat, tarkim, nainu pirkti striukės, visą laiką pareisiu su maudimuku. Nainu batų, nu, ir- Geras. Kodėl ko nes tau patinka maudimukai, Man ar tiesiog ieškai to patinka. vienintelio tobulo? Man tiesiog patinka. patinka. Ir gal sakyčiau, kad vat, vienas maudimukas, kuris atsimenu kainavo litais, gal 300 litų, kai aš buvau studentė ir tikrai neturėjau Wow. pinigų tam maudimukui, bet aš jo taip Dar norėjau, kad vaiką aš... turėjai. Ne, Ai, čia čia dar dar prieš tai buvo. A. Tai va tokie pirkiniai tikrai jie nėra verti. Jei būčiau gyvūnas, kuris būčiau ir kodėl? Šuo, turbūt būčiau šuo. Au, au, au. Tu man atrodo, kad aš toks, nu gal aš... Ištikimas, draugiškas. Taip, man atrodo, kad aš esu tikrai ištikimas žmogus. Ir tokia lojali ganėtinai. Ir žinau, kad daug kas mane matytų galbūt kate. Galvotų, kad aš esu piktas kažkaip žmogus, nes tikrai katės tokios labiau ar ne savanaudės. Bet šiaip mano artimos aplinkos žmonės turbūt pasakytų, kad šuo. Jūra ar kalnai? Kalnai Rytais ar vakarais? vakarais. Chaosas ar struktūra? Struktūra. Vienas dalykas, kurio niekada nepamirštu kelionėje. Dokumentai. Ai, bet dabar šį savaitgalį pamiršom. Ten tiksliai dalinaisi. Ne, bet ten spontaniškai važiavom, Pats. sugalvom važiuoti į Lenkiją ir neįleido mūsų. Bet šiaip jo, visą laiką knygą su savim pasiimu irgi. Visą laiką. Net jeigu žinau, kad galbūt neskaitysiu, bet aš ją pasiimu. Ar verčiau kalbėtum visada rimtai, ar visada su ironija? Visada su ironija. Ir koks žmogus, nesvarbu, ar gyvas, ar miręs, su kuriuo norėtum nueiti pavakarieniauti ir pabendrauti. Tai bet kuris iš mano šeimos narių, nes tiesiog taip nėra laiko pabūti su kažkuo dviese, kad tai gali būti ir vyras, ir vienas sūnus, ir kitas sūnus. Ir Fainai, mama. kad šeimos narė, o ne tikrai. kažkokio, žinai, Obama. Sesė, net kaip norėčiau su sesė tiesiog nueiti pavakarieniauti. Kaip smagu. Mhm. Gerai, ir dar norisi iš podcast'o, kad klausytojas išsineštų kažkokią praktikinę dalį pritaikomą gyvenime, kadangi Erika yra vaikų ligų gydytoja, tai truputį porą tokių pagrindinių, svarbiausių, įdomiausių klausimų apie vaikų sveikatą.
Kada saugu keliauti su kūdikiu ar mažu vaiku? Ar yra kažkoks mėnesio amžius, kada jau galima vykti į užsienį? Ir tu, kai dalinaisi apie tą kemperio kelionę į Norvegiją ir mane padrasinai, nes sakai, kad su 3 mėnesių mažylė. Mes jau susiplanavę su kemperiu su 4 mėnesių, bet ir dar viena kelionė 2 mėnesių. Tai ar yra riba? Aš labai nemėgstu tokių konkrečių ribų, bet yra tam tikrai dalykai, kuriuos reikėtų žinoti, kad iki mėnesio amžiaus, jeigu vaikas susirga, tai tikrai jam yra atliekama žymiai daugiau tyrimų ir jie yra apskritai atliekami, nes galbūt jeigu sukarščiavo 6-metis, tai mes reaguojame vienaip, jeigu tai yra 2 savaičių vaikas, mes labai bijom įgimtos infekcijos ir tada reaguojam kitaip. Tai reikėtų tiesiog tai žinoti ir iki 3 mėnesių irgi yra tas tokia ganėtinai jautrus amžius, nes irgi visi tie algoritmai šiek tiek keičiasi, kaip mes, pavyzdžiui, tyriam karščiuojantį vaiką iki 3 mėnesių ir nuo 3 mėnesių. Tai sakyčiau taip, kad kelionės automobiliu, jos yra viskas su jomis gerai, bet kada, bet aišku, reikia įvertinti, kad naujagimio termoreguliacija nėra brandi, kad dar jam gali būti tikrai sudėtinga palaikyti tinkamą temperatūrą. Ir kad reikia kas valandą laiko išiminėti, kad autokėdutėj negerai ilgai būti. Tai va čia ta kelionė kemperiu irgi yra tas toksai, kad tu turi nusteikti, kad daug nenuvažiuosi. O, sakykime, lėktuvus skrendant žmonės būna bijo, kad ten, nežinau, sprogs ausų būgnelį kažkas, tai mes ne to bijome, mes bijome tiesiog infekcijų. Tai kuo vaikas didesnis, nuo kuo daugiau ligų jis yra paskiepytas, tuo jo yra ta imuninė sistema brandesnė ir tuo jis lengviau serga. Bet negalima jokių griežtų ribų braižyti, tarkim, jeigu vienas iš tėvų gyvena užsienyje, ten kaip pavyzdys reikia kažkur skristi, tai žmonės skrenda ir su 5 dienų vaiku. Aišku, tai yra sunku, tai yra rizikinga, bet aš tokių griežtų ribų nenorėčiau braižyti, tik tai pasakyti va tuos tokius niuansus, kad tėvai patys pasirinktų. Ir dar norisi papildyti iš tokios mamiškos pusės, kad labai priklauso, kaip tėvai jaučiasi, kaip jie savim pasitikė ar nepasitikė. Nes jie lygiai taip pat nėštumo metu, kai manęs klausia, ar galima skristi kažkur, aš asmeniškai neskrisčiau nei į Aziją, nei į Meksiką, nei į Braziliją, kur yra egzotiniai virusai, lygos ir panašiai, nes gal žinau per daug komplikacijų. Tiesiog, nerizikuočiau. Europoje, jeigu tu gali grįžti, žinai, greitai, ar ta sveikatos sistema, žinoma, tai lygiai taip pat ir po gimdymo, kaip ta mama jaučiasi ir kaip jie savim pasitikė. Taip. Ką būtina, ką rekomenduotum pasimti į kelionę su vaikais? Tai čia ar medikamentai, ar pirmos pagalbos rinkinys, ar yra kažkoks toks? Tai dokumentai, draudimas turi būti. Atskiras vaikui? Ne, tai jeigu, pavyzdžiui, Europoje, tai užtenka Europos sveikatos draudimo kortelės daugumoje šalių. Bet iš tikrųjų tai tie medikamentai, tarkim irgi, sako kiti, taigi važiuojam į išsivyščiusią šalį, ten, pavyzdžiui, Ispaniją, tai ką mes ten nerasim vaistinės, tai mes ją rasim, bet, pavyzdžiui, ar mes norim, kai vaikui 3 nakties yra 40 temperatūra, važiuoti į vaistinę ir ten gadinti savo atostogų laiką, sakykime, kažkur blaškant. Ir dar labai noriu papildyti, nes Tenerifė yra populiari šalis, kryptis su vaikais, kad paracetamoliui reikia recepto. Mes pamiršom paracetamolių tokį basic vaistą pasimti, reikėjo recepto, nepardavė mums, sako vaistiniai, tai viskas gerai, čia priešais duris yra gydyto kabinetas, o ten esi kažkokiam, garažiai kabinetuką. Gerai, receptą gavom 100 eurų, kurį sumokėjom, gavom tą receptą paracetamolio. Tai čia jau toks jo must, kad antipretikai visi. Taip, tiesiog vaistų nuo temperatūros, nuo skausmo, elektrolitai, jeigu kažkas pradėtų naktį vemti, nebūtinai vaikai, ir aš galiu pradėti vemti, ar ne, odos dezinfektantas, tai turbūt tokie būtų dalykai. Ir aišku, vaistai, kuriuos vaikas vartoja nuolatos. Tarkim, jeigu tai yra kūdikis, kuris vartoja antibiotikų profilaktiką dėl, tarkim, savo įsiplėtusio inksto, dėl hidronefrozės, tai reikia įvertinti tai, kad per kelionę mes turėtumėm ir dar kelioms dienoms papildomai, jeigu kelionė būtų, pavyzdžiui, atšaukta, nes tai yra, jeigu milteliai, kurie gaminami vaistinėje, tai mes taip lengvai jų negausime užsienyje. Tai tiesiog tus dalykus numatyti. Kokios ligos dažniausiai ištinka vaikus kelionėse? Ko tikėtis tėvam? Pilvukas skauda. Nes pilvo skausmas yra vaikams tas toksai, kur net jeigu iš tikrųjų neskauda, jie tiesiog taip įvardė nuovargį ar kažkokį tai pasikeitusi maistą, pasikeitusi tuštinimąsi, jie tiesiog tą pilvą visą laiką centruoja. Tai pilvo skausmai, vėmimai, viduriavimai, karščiavimai ir aišku visokie nusibrozdinimai, žiūrint, ką jūs veiksit per atostogas. Jeigu tai yra aktyvios atostogos, tai tikrai dažnai vaikai tiesiog užsigauna kažkur kažką, bet aš nemanau, kad tai yra tokios ligos, dėl kurių reikia važiuoti į ligoninę. O kaip atpažinti, kada jau reikia važiuoti skubios pagalbos skyrių būnant užsienyje? Tai
taip pačiai kaip ir Lietuvoje. Tai jeigu tas karščiavimas nesumažėja nuo vaistų ir vaikas nepaisant to, kad, tarkim, sumažėja temperatūra, yra labai vangus, kažkoks netoks, tėvai būna sako, kažkoks netoks vaikas, tai tikrai geriau pasitikrinti, ypač jeigu tai yra mažas vaikas iki 6 mėnesių amžiaus. Taip pat, jeigu vaikas jau nebesišlapina, mažas vaikas tai užtenka iš tikrųjų ir 6 valandų, kad nesišlapintų, bet jeigu didesnis vaikas, ten matom, kad neatsimenam, kada jau šlapinosi. Taip vemia, kad nepavyksta niekaip sustabdyti vėmimo, atsiranda kažkoksai neišblikštantis bėrimas, kraujosrūm kažkokiam išberia. Ir aišku, jeigu visos tos žaizdos tokios kirstinės, kurias panašu, kad reikia siūti, kaip mes sakom, jeigu įsižioja žaizdos kraštai, tai geriau gal apsilankyti. Ir jeigu vaikas kažkur nukrito ir sako, kad jam skauda, ilgai matom, kad ten, pavyzdžiui, neprimena kojos, tai gal irgi reiktų padaryti rentgeno nuotrauką. O kaip su perkaitimu saulėje? Ar kaip gali juk atsirasti ir traukuliai, kiek yra laiko saugu žiūrėti tą vaiką? Tai labai priklauso nuo vaiko amžiaus, sakyčiau, ir nuo to, kaip jis atrodo. Jeigu tai yra kūdikėlis iki 3-6 mėnesių, tai tikrai reikėtų važiuoti iš karto, jeigu atrodo, kad jisai perkaito. Mes visą laiką sakom tiesiog pareiti į patalpą, kur nėra taip karšta, vaiką tiesiog išrengti, atvesinti kažkokiais drungnais, pavyzdžiui, kompresais, pagirdyti, ar mamos pieno, ar vyresnį vaiką galima tiesiog vandeniu. Ir jeigu matom, kad vis tiek situacija negerėja per valandą 2, tai reikėtų tikrai važiuoti. O su vyresniais vaikais tai vaistų nuo temperatūros neveiks, jeigu yra perkaitimas. Ir tai yra tikrai gana dažna. Atostogų prie jūros metu vaikas naktį nusivėmė, pakarščiuoja iki 40, bet jeigu jis toks atrodo visai jūsų vaikas, dar nėra, kad labai būtų toks išėjęs, tai tada galima ir palaukti to ryto. Dažniausiai aš sakau tėvams, kad jau tokiais atvejais kliaukitės ir intuiciją savo. Nes vis tiek, jeigu vaikas didesnis, ne pirmą kartą serga. O jeigu mažas, ir sako, mamos, man vis tiek labai neramu. Tai ir nuvažiuokite, jeigu neramu. Taip. Ramybė svarbiau yra. Taip. Ir kaip medikai provokuojantį klausimą noriu užduoti. Ar verta vežtis antibiotikus iš anksto? Į Skandinaviją manau, kad ne. Ta prasme, į Europos šalis aš asmeniškai nesivežu tikrai niekada, nes tai nėra, kad antibiotikų prireiks va čia ir dabar, bet jeigu keliaučiau į egzotinę šalį, tai vežčiausi. Tikrai. Nes, žinai, vis tiek antibiotikus skirti reikia. Taip. Reikėtų, kad gydytojas pasižiūrėtų dėl to, bet dėl pačio įsigijimo. Taip, ir dabar gana griežta yra ir Lietuvoje, kad mes negalim išrašyti popierinio recepto. Aš tikiuosi, kad pakeis tą tvarką, nes tai tikrai labai nelogiška ir apkraunanti šeimos gydytojus. Tai galbūt su savo vaiko šeimos gydytoju reikėtų aptarti, kad jeigu mes ten, pavyzdžiui, važiuojame į kažkokią egzotinę šalį, gal galėtų tą gydytoją. Aš nežinau, aš tikrųjų, ar aš pati kaip nors, manau, kad padaryčiau taip, kad galėtų jie vežtis tos antibiotikus. Aš surašytum kažkaip. Gerai, Erika, labai esam tau dėkingos. Žinoma, kad laukia tavo mažylė maistelio. Bet dar norisi paskutiniu klausimu baigti mūsų pokalbį. Jeigu, tarkim, nebūtų šeimos, vaikų, darbų, nieko šito podcast'o įrašymo, ką darytų ta Erika laisvu laiku šiandien? Šiandien labai... Ne šiandien, apskritai, bet tavo svajonių. Ką tu veiktum? Šiaip mano svajonių dienos būdavo tokios, kai vyras išvažiuodavo savaitgalį su vaikais pas savo mamą, pavyzdžiui, ir man būdavo budėjimų savaitgalis ir būdavo ta diena iki nakties budėjimų. Tai aš visą laiką važiuodavau su dviračiu, tada kur nors gamtoje ten pabūdavau, išsimaudydavau, grįždavau namo, paskaitydavau knygą, pamiegodavau ir skaniai pavalgydavau. Tai tiesiog viskas, ko reikia žmogui. Labai tokia paprasta diena turbūt būtų. Taip. Paprasta, bet kartu ir nepaprasta, nes taip tau pakelia tave jaustis geriau ir pasiruošti, ar ne? Taip, ir aš to savo negaliu leisti. Šiuo metu. Šiame gyvenime. Paprastas dalykas yra prabanga dabar. Taip, tikrai taip. Gerai, tai ačiū dar kartą už pokalbį mūsų pirmąjį įrašymą. Tikiuosi buvo įdomu ir mūsų klausytojams. Lauksim gražių komentarų, širdučių. Tai būtinai pasidalinkit, gal kažko trūko ir ką norėtumėte išvysti kitam epizode. Taip, tai ačiū ir gražios dienos. Ačiū ir jums. Ačiū.